Šiandien keliaujame geležinkelio, arba dar vadinama kitaip Palemono forto, Kauno tvirtovės dalį antram fortų žiede. Jame jo teritorijoje yra išlikę apie 30 aukščių betoninių statinių, slėptuvių ir ilgalaikių ugnies taškų. Linija driekėsi nuo geležinkelio pervažos Palemono Marių gatvės sankryžos link Vieškūnų piliakalnio apie 800 metrų. Ir Marių šlaitų viršutinėje dalyje apie 1,1 km. Fortas statyti planuota pagal 1909 metų tipinį profesoriaus Konstantino Veličko projektą. Trapecijos formos su vienu pylimu pėstininkams ir lengvai artilerijai. Pataisytame 1912 metų tvirtovės plėtros plane antrajam fortų žiedui įrengti buvo numatyta pastatyti didelį fortą aukštumoje prie Pažaislio, remiantis pagal 1913 metų vasario 13 dienos tvirtovės inžinierinės valdybos detalizuotą planą. Jo statybai buvo parinkta nauja vieta apie kilometrą į priekį ir į kairę prie geležinkelio ruožo. Tai jisai pritapo geležinkelio forto tvirtovės trečiam gynybinėme skyriuje. Po načios Vokietijos armijos užnugarį atsidūrė pradėta statyti trečio skyriaus Palemono naujasėdžio Narėpo fortifikacinių tvirtinimų linija, tikinti sugrįžtančių rusų karinių pajėgų atakos. Šis gynybinis skyrius tapo prioritetiniu vokiškos tvirtovės Festung Kovna sistemai. Todėl jo dalimi 1916 ir 1917 metų tapo ir geležinkelio forto teritorija. Tai nuo šitos teritorijos, kaip sako, eina iki pat Domeikavo, ten ta vokiečių įtvirtinimo linija, kurie vokiečiai ruošiasi rusų atakai. Nu, aš taip eidami ir priėjome, kas likę iš geležinkelio arba Palemono forto likučių. Bandysim daeiti iki jų. Čia anksčiau būdavo labai daug vandens, bet kadangi labai saustringa vasara buvo, tai vandens beveik neliko, tik kaip pelkė tokia. Na, aš taip prieinam pažiūrėti, kas likę iš jo.
Nu ko, dabar keliausime apžiūrėti likusius slėptuvių ir šaudimo įtvirtinimo. Pavyks rasti, apžiūrėdami bandysim patekti juos. Štai keliaujame, ieškom. Turėtų būti kažkur čia vienas apie šią vietovę. Va, štai. Vietinių gyventojų šiukšlių, kaip visada, visur pilna priversta. Jis visas po žemę. Reikės jau. Vien stiklai jaučiasi aplinkui. Vidu vien šiukšlės. Eisime toliau ieškoti sekančių. Tai šiame lauke jų yra ne vienas. Aš buvau, pavasarį buvo geriau prieiti, dabar visą pievą apžėlusi, bandysim surasti. Nu va, štai dar viena slėptuvė. Ant kranto Kauno marių. Anais laikais nebuvo čia Kauno marių, bet Nemunas tekėjo. Ilgą laiką šaudymo lizdai ir slėptuvės. Bandysim patekti ją. Toks pat tipas kaip narėpose. Keliaujame toliau. Štai dar matosi išlikę apkasų fragmentai.
O štai prieiname vieną slėptuvę. Kažkaip po žemę. Bandysime patekti jį. Tai išlikusios autentiškos lubos. Gaila, ten dalį nepavyko vieno rasti, labai apžėlė viskas. Štai va, prie kito čia einantį kaip apkasų linija ir va stovinčios kaip slėptuvės ar šaudymo. Čia jau lubų nėra jau. Jau pasidarbuota metalistų. Dar vienas. Vidų gal neįsime toks pat autentiški kaip ir visi va. Prieš taip keliuose, kur buvome. Gaila, nepavyko daugiau atrasti, nes čia yra įsimetę labai dideliame plote. Visur labai apžėlę. Didelė žolė, viską sunku prieiti. Kur radau, reiks apsilankyti čia vėlyvą rudenį, jau kai bus lapai visi nukrytę, nebus žolės tokios aukštos. Bandysim keliauti kitą Kauno tvirtovės objektą.